Na ką, startuojam. Startuojam mūsų sutartą šio vakaro susitikimą. Aha, užeidinėjam visi į susitikimą tiesioginę transliaciją. Labas vakaras. Labas vakaras visoms ir visiems tos, kurios jungiasi šiuo metu. Ir aišku, tos, kurios žiūrės šį įrašą. Man be galo malonu ir gera aktyvizuoti šitą erdvę, kuri vadinasi Moters era ir kur vėlgi tai mūsų laukia nuostabus klausimos atsakymų vakaras, pusvalandis, kuriame mes pasinersim truputėlį giliau, kas yra būti moterim, kas yra moteriška energija, kaip ją galima naudoti galingiems savo geriems tikslams ir kaip mes galim gyventi būdamos moterys žymiai stipriau, žymiai šviesiau, žymiai galingiau negu kartais socialinė visuomenė mus prispaudžia matyti, galvoti ir priimti sprendimus visiškai ne iš tos vietos. Taigi, kaip neužblokuoti tos moteriškos energijos galios ir kaip negauti tų pastovių rezultatų, kurie yra sužeistas vyriškumas, sužeistas moteriškumas ir kaip pagaliau didžiuoti savimi, nesvarbu kokiam amžiuje esame moteris, kaip pagaliau mėgautis tą meilę savo ir naudotis visas jų galimybės. Taigi, artėjant moters dienos proga, aš noriu šį vakarą paskirti jums, mylimos moterys, man pačiai kaip moteriai, mūsų mamoms, močiutėms, tos, kurios buvo, yra ir bus visų moterų kartoms ir tiesiog pasidžiaugti, pabūti čia ir dabar ir pajausti, jog aš esu moteris ir to pakanka. Pakanka ne ta prasme, kad mes turime apsileisti, arba ne ta prasme, kad aš turiu kovoti dėl to, kad būčiau moteris, o ta prasme, kad jeigu aš esu moteris, aš turiu prieigą ir galimybę pasižiūrėti į šitą gausą, kuri manęs laukia. Taip. Taigi, mylimos moterys, pirmas dalykas, ačiū Jums už klausimus. Turime vieną ypatingą klausimą, kuris atkeliavo iš vyriškos giminės. Ačiū irgi, nes mes vėlgi, kada kalbam apie moterišką energiją, visada yra vyriška energija. Mes gyvenam duališkumo pasaulyje, mes gyvenam vidinio ir išorinio pasaulyje, energijos pasaulyje, mes gyvename dienos ir nakties, materijos ir energijos pasaulyje, todėl viskas yra naudinga ir prasminga, kada mes pradedame žiūrėti į tai iš kūrėjos pozicijos. Tai yra iš praktinės dalies, kuomet mes pradedame kurti savo gyvenimą. Tai aš noriu pereiti prie klausimų. Jeigu kils kokių klausimų, rašykite komentaruose. Tikiuosi galėsiu atsakyti tiesiogiai, o jeigu ne, vėliau galėsiu atsakyti raštu. Taigi, vienas iš pirmųjų klausimų, kas šiuo metu pasiekė mane Kristinos vardu, kodėl vienos moterys sensta ir išlieka, kodėl vienos moterys labai greitai sensta ir kitos išlieka jaunatviškos nepriklausomai nuo amžiaus. Geras klausimas, ačiū tau, Kristina. Tai yra vienas iš tų momentų, kada mes galim atkreipti dėmesį gyvenime, kaip veikia moteriškumas, taip, ir kodėl vienos moterys gali būti labai lengvos, gali būti labai švytinčios, energetiškos ir prarasti tarsi amžių, taip. Ir kitos moterys labai stengiasi ir bando išlikti kuo jaunatviškesnės, išoriškai gali naudoti labai daug visokių galimybių technologinių, bet energija išlieka sunki, tamsi arba tiesiog sensta, taip, apsunksta. Ką daryti tokiu atveju ir kodėl taip yra? Vienas iš momentų yra energija. Mes galime žiūrėti į išorę, mes galime matyti gražu, negražu, kiek amžiaus, kiek moteris turi amžiaus, bet mes pirmiausia pasąmoningai aptinkame, ar tai yra tyra ir šviežia energija, ar tai yra apsunkusi ir sena energija, užkerpėjusi energija, taip? Ir tą mes turime tiek vyrai, tiek moterys vėlgi prižiūrėti savo energiją. Kaip tą daryti? Kaip dirbti su savo energija, kuomet mes bandome dirbti tik su fizinio amžiaus? Tai vienas iš pirmųjų dalykų, kuriuo aš labai didžiuojasi, tai yra moteriškumo įrankių visa
sakykime, visa programa, kurią aš naudojausi visą savo gyvenimą, augau, mokiausi iš kitų moterų ir iš senovės išminties technologijų ir kurias aš perdaviau vienoje iš programų, kuri vadinasi Meilė sau. Tai viena iš programų, atsakant į šitą klausimą, yra jaunystės ir gausos aktyvizacija. Ši programa, sakykime, jeigu užeisite į online programą, jūs pamatysite, man atrodo, Eglė įdės nuorodą čia Facebook'e ir Instagramoje pasižiūrėti, ką galit pamatyti ir nemokamai pasižiūrėti, kiek daug programos instrumentų yra sudėta į tą programą. Bet grįžtant prie jaunystės ir energijos, mes turime suvokti, kad kuomet mes dirbame su savo energija, tuomet mes atidarinėjam, valome savo blokus. Tai yra emocinius blokus, mentalinius blokus, ką mes prikaupėme per programas, per savo gyvenimą, ką mes turim prieš vyrus, ką mes turim prieš moteris, ką mes nešiojame savyje. Ir tam reikalinga, aišku, kvėpavimas, judesys, gera muzika ir teisinga technologija. Kaip naudoti energetinius centrus tam, kad mes galėtume atidaryti tą pralaidumą per savo fizinį kūną ir kad bet kuriame amžiuje mes jaustumėme pirmiausia lengvos, kuomet ateina į mūsų gyvenimą bet kokį triggerį, bet kokį iššūkiai. Todėl atsakant dar kartelį į šitą klausimą, kodėl vienos sensta, o kodėl kitos išlieka lengvos ir jaunos, tai yra priežiūra, energetinė priežiūra. Ir aš manau, kad mes kuo toliau, tuo daugiau, kaip moterys ir kaip vyrai, suprantam, kad jeigu nepradėsim nuo savęs, niekas kitas mums nepakeis šitos energijos. Tad pradėkim nuo savęs, naudokimės technologijomis, kurios yra paprastos, susiję su mūsų kūnu, su mūsų psichika, su mūsų emocijom, su judesiu, su kvėpavimu, su energija. Jeigu norėsit pasisemti informacijos ir žinių, ką aš naudoju, aišku, aš jums suteiksiu visą galimybę Meilė sau programoje tai pasinerti giliau ir pritaikyti savo gyvenime. Bet išlikim ilgą amžiais ir išlikim jaunatviškos. Tai yra vienas iš mano sakykime, didžiausių šūkių, ne tik išoriškai, bet tikrai energetiškai. Aš didžiuojuosi moterimis, kurios peržengia 50-60 metų amžių, yra lengvos, jaunatviškos ir energetiškai labai atviros. Tai aš linkiu savo to paties ir aišku kiekvienai moteriai, kuri vaikšto ant šitos planetos Žemės. Sekantis klausimas. Likite su manim, nes galite užduoti ir jūs klausimus. Ačiū tos, kurios rašė. Aišku, prieisime ir prie vyriško klausimo, kuris, aš manau, bus įdomus mums visoms. Man sukėlė šypseną ir aš suprantu, iš kurios vietos vyrai klausia irgi. Taigi, sekantis klausimas, kaip aktyvinti seksualinę energiją su ilgalaikiu partneriu. Gyvenant daugiau negu 15 metų, mes seksualiai jau nebeturime tokios traukos, kurią turėjome pradžioje. Lina klausia manęs, jai yra šiuo metu 55 metai, aš manau, tai yra ne amžiui, gali būti labai jaunos poros, susituokę, ilgai pragyvenę ir turėti tą patį iššūkį, taip? Kaip viskas gyvenime mes tą pačią trauką turime auginti. Trauką ar susidomėjimą savimi, trauką susidomėjimą savo, sakykime, veikla ir susidomėjimu savo partneriu. Bet susidomėjimas prasideda nuo savęs. Vadinasi, jeigu moteris yra sultinga seksualumu ir susidomėjimu savimi, savo sensorika, jinai visada bus patraukli sau ir savo partneriui arba seksualiniam gyvenimui. Taigi, seksualinis gyvenimas nėra kažkas automatiško. Seksualinis gyvenimas yra irgi statybos, statomas kelias, kuris augina, pirmas dalykas, augina mūsų intimumą tarpusavyje ar su savimi, augina mūsų pasitikėjimą vienas kitu ir augina mūsų atvirumą augti ir tobulėti ne tik fiziškai, bet ir energetiškai bei mentaliai, emociškai. Tai atidaro labai daug kelių, kur mes galime pereiti visi naują ir naują lygmenį. Todėl, ką aš rekomenduočiau kiekvienai moteriai, tai yra sensorika. Sensorika yra seksualinė energija, kuri aktyvizuojasi gimdoje ir kurią mes galime pabudinti su labai paprastomis praktikomis, kurią aš dalinuosi Meilėje sau. Tai yra sensorikos visas skyrelis, būtent taip ir vadinasi, sensorikos praktika, kuri atidaro per labai paprastą
sakykime, laiką, trumpą laiką, 30 minučių atidaro tą momentą, kuriame tu gali pradėti jausti suaktyvintą jautrumą savyje ir švytėjimą iš vidaus ir aišku norą, troškimą dalintis su partneriu. Taigi sensoriką galima atlikti, kad ir nors vieną kartą per savaitę pačią su savimi, tarsi praktika, vidinis sportas, tai yra vidinių raumenų aktyvizacija, kvėpavimas ir atidarimas širdies, kuris gali atidaryti tiek daug kelių į jūsų seksualinį gyvenimą. Taigi, Lina, aš linkiu tau atrasti savyje šitą įdomumą. Kiekviena moteris, bet kuriam amžiuje, gali atidaryti didesnį potencialo kelią, jeigu jinai pradės domėtis ir pradės naudoti kažką, ką jinai nėra įpratus naudoti. Mes taip įpratę automatiškai pagal amžių ir pagal trauką turėti viską, ką mums duoda gamta, tai prigimtis žmogaus. Bet jeigu mes su amžiumi gestame traukoje arba su ilgaamžišku partneriu pradedame gesti, sakykime, aistroje ir jeigu mes nesuvokiam, kad visame kame mes galime naudoti instrumentus, ką naudojo daoistai, taip ką naudojo tantros praktikos ir tai yra mažos praktikos, kurios yra nesudėtingos, bet jas įnešant į savo gyvenimą ir sąmoningai suvokiant, kad pabudintas kūnas gali pabudinti mano visą gyvenimą, gali atidaryti didžiulius vartus į jūsų seksualinį, dvasinį pasaulį ir aišku santykius bei piniginę laisvę taip pat. Mes prieisim prie to taip pat. Na ką, ačiū Linai už klausimą. Sekantis klausimas mūsų yra toks. Apie blokus dar turiu. Kaip išeiti iš besikartojančių blokų, kurie yra pasąmoningi, kurių dar nesuprantu, bet jaučiu? Labai geras klausimas. Ačiū Asta tau už šitą klausimą. Mes moterys labai dažnai nujaučiam kažką. Mes nujaučiam, kad negalim išsakyti, kad negalim iki galo atidaryti savo širdies, kad negalim jausti iki galo pilnatviškai atsidaryti meiliai, arba nujaučiam, sakykime, neištikimybę, bet nežinom, ką daryti, arba bijome iš anksto bijome tai, kas mums įvyks. Ir tai vyksta viskas pasąmoningai, suvokiam, kad gyvenime viskas gerai, bet pasąmonėje mūsų kažkur užkuliuosiuose vyksta didžiulis sunkumas, kuris tarsi griaustinis ateidinėja apie saulėtą dieną. Taip? Ką daryti tokiu atveju? Tokiu atveju yra informacija, kad aktyvizuojasi, kad kaupiasi energetiniai blokai, kurie ateina netgi gali būti iš sielos atminties. Taip? Aš kalbu su tam tikra auditorija, kurie supranta, kad mes gyvenam ne vieną gyvenimą, kad mes kuriam savo realybę ir galim ją perkurti, kad mes galime per savo mintis keisti savo, sakykime, gyvenimo trajektoriją. Ir aš kalbu su žmonėmis ir moterimis, kurios yra lyderės savo gyvenimo, kurios kuria ir veikia ir suvokia, kad savo gyvenimą gali pasimti į savo rankas. Tai tame supratingume, kada mes suvokiam, jog kažkas kaupiasi, kažkas artėja, tarsi audra ir nežinom, ką su tuo daryti, aš labai rekomenduoju prasivalyti energetinius centrus. Tai yra profilaktinė praktika, kurią mes labai dažnai naudojam retrytuose su moterimis, kurie buvo paskutiniuosius 10 metų. Šiuo metu mes retrytus sustabdėme, bet artėja visiškai nauja programa, kurią neužilgo pranešime visoms moterims lyderiams. Bet kalbant apie energetinę praktiką, tai yra, kada mes norime, sakykime, gerai išsivalyti savo namus. Mes sakom generalinė tvarka. Tai vat būtent tokią generalinę tvarką mes esame paruošę meilės savo programoje. Jinai vadinasi 7 energetinių centrų aktyvizacija. Tai yra praktika, kur per kvėpavimą, judesį ir specialiai vedama mano meditacija tu gali pasiekti tiesiog tavo pasąmonės baimės, kurios yra sąmoningai nekontroliuojamos, bet pravalyti ir suteikti savo daugiau energijos ir erdvės, gyventi, miegoti, ilsėtis, sapnuoti, būti ir apčiuopti savo mintis ne per baimę, bet per savo kūrybą. Tai va, ši moteriška generalinė tvarka irgi yra mūsų meilė savo programoje, yra tikrai galinga. Ir jeigu netgi ar jūs norite įsigyti šią programą, ar galbūt jau turite, ar
kažkada nors sugalvosite įsigyti ir šiuo metu nesate pasiruošę, aš tiesiog labai rekomenduoju jums darytis generalinę emocinę tvarką. Tai yra moterys, kuomet yra patyrusios, sakykime, tam tikrą traumą, taip, gali būti vaikystėje arba gali būti santykiuose prieš tai ir jaučia tą nerimą, labai rekomenduoju jums dirbti su kvėpavimu, su judesiu ir pasinerti į tą skausmą, kurį galite praeiti su meile savo. Tai jeigu jaučiate, kad kažkokia kita praktika jums tinka labiau, būtinai naudokite tai. Jeigu jaučiate, kad 7, sakykime, energetinių centrų perkraunanti praktika gali būti jums, meilėje savo, šiuo metu yra nuostabi galimybė pasidovanoti savo generalinę tvarką. Sigita mūsų klausė, jei būtų viena praktika, kuri padėtų moterims labiau pasitikėti savimi ir mylėti save, kokia tai būtų? Supaprastinant, aišku, aš turiu vieną fantastišką praktiką meilėje savo, bet supaprastinant ir tikrai įkvepiant kiekvieną moterį, sakykime, kiekvieną dieną naudoti savo gale, aš sakyčiau, šokite prieš veidrodį nuogos. Gali būti šokiruojantis patarimas, bet tai yra pats galingiausias momentas, ką jūs galite padaryti savo, priimant savo kūną, išlaisvinant savo emocijas, savo mintis ir įgalinant save kaip po tokią, per tokį fizinę išvaizdą, kokioje jūs esate, per tokias emocijas, kurias jūs šokate, jaučiate per savo mylimą muziką, kurią užsileidžiate ir tiesiog gydot visas limitus susijusius apie save. Taip, tai ką jums kažkada žmonės pasakė, tai ką jūs galvojate, taip kaip jūs lyginat save socialiniai visuomeniai, tokiam kokiam amžiuje jūs esat, per jauna, per sena, per stora, per plona, nesvarbu. Jeigu aš galėčiau duoti jums vieną praktiką, aš duočiau jums šią. Taip, tai yra tas momentas, jeigu jūs šį vakarą įsinešit šią praktiką ir bent jau 3-5 kartus per savaitę prisijungsite prie savo ryšio su savimi, geros muzikos ir turėsite galimybę, kuomet jūs esat netrukdoma ir esate prie veidrodžio ir turite bent truputėlį erdvės pajudėti, aš linkiu jums pradėti šį gydomą procesą. Tai yra pats galingiausias raktas į laisvę su savim, meilę su savim, priėmimą savęs ir aišku įgalinimą tą moteriškos energijos. Na, o jeigu norite eiti giliau, kūno prabudinimo praktika meilėje savo yra fantastiškas dalykas. Mes einam per kundalinį praktiką, mes einam per gilų kvėpavimą, tempimą, šokį ir vėliau meditaciją. Tai yra fantastiškas momentas, kuris ne vieną moterį išlaisvino iš ko? Pirmiausia, iš, sakykime, tokių momentų kaip depresija. Ir ne viena moteris išėjo netgi iš alkoholizmo. Ir ne viena moteris numetė ne vieną kilogramą, nes tai yra momentas, kuomet mes pereinam į tokį emocinį perkrovimą, kuomet mūsų protas pradeda paleidinėti limituojančias mintis ir įsitikinimus apie save. Tai yra galingas momentas, kada jūs judate, kada jūs matote save ir kada jūs leidžiat muzikai praeiti per viską, kas yra už jūsų įsitikinimo ribų. Taip kad raitokitės rankovės, lauksiu atgalinio ryšio iš jūsų, kaip jums sekasi ir tos, kurios pabandysite kūno prabudinimo praktiką, būtinai rašykite man. Žinau ne vieną pasiekimą ir ne vieną išėjimą iš bet kokių priklausomybių, kurios atnešė tokį galingą, sakykime, rezultatą, kaip išsilaisvinimas iš alkoholizmo, išgydymas savęs iš depresijos, išsilaisvinimas iš smurtavimo santykių ir taip toliau ir panašiai. Taigi, moterys, mes esam be galo galingos ir vėlgi aš nesakau, kad moterys turi turėti kažką prieš vyrišką energiją. Vyriška ir moteriška energija yra tiek moteryse, tiek vyruose. Todėl jeigu vyrai dirbs su savo vyrišką energiją, jie būtinai priims moterišką energiją. Jeigu moteris dirbs ir gydys savo moterišką energiją, jos būtinai pradės vertinti ir priimti vyrišką energiją tiek savyje, tiek aplinkui save. Taip, kad viskas susiję, pereinam į vyrišką klausimą. Taip, vyriškas klausimas, kuris pasiekė mus.
Vytautai, ačiū tau už tavo komentarą, už tavo klausimą. Aš žinau, kad tai ateina iš jūsų asmeninių santykių ir aš žinau, kad ne vienas vyras šį klausimą nešiojasi savyje. Kodėl moterys su amžiumi gali tapti emociškai nevaldomos, isteriškos? Kaip galima joms padėti, ką galėtumėt patarti? Ačiū Vytautai dar kartelį. Mes, mylimos moterys, žinome, arba sulaukus, sakykime, vyresnio amžiaus, tai yra menopauzės laikotarpio, kuris ateidinėja, sakykime, per hormonų pokyčius, arba netgi nelaukiant, sakykime, šito laikotarpio, per laikymą didžiulį rijimą ir laikymą emocijų, kurių mes neišreiškiam, kurių mes neiškvėpuojam, kurių mes neišjudinam, į kurias mes nepasižiūrim, mes po truputėlį tampame vis sunkesnės ir sunkesnės. Taip? Kaip moterišką energiją mes galim palyginti tekantį vandenį, kuris prateka ir yra skaidrus, ir galime palyginti tarsi pelkę, kuri pradeda akėti. Vadinasi, kuomet energija pradeda užsidarinėti, moteryje įvyksta hormoninis sprogimas, kur mes nebegalim hormonams suteikti tėkmės ir hormoninė visa sistema pradeda tarsi verštis per mus, nekontroliuojamai veikti per nervinę sistemą, išbalansuojant tą nervinę sistemą ir mes tiesiog nevaldomai pradedame išreikšti savo emocijas, tarsi, sakykime, tokiu be filtro principu. Kas vyksta? Mes žalojam kitus, žalojam save. Šiuo atveju aš labai rekomenduoju vieną iš galingų praktikų, kuri yra balansuojanti nervinės sistemos, hormonų ir nervinės sistemos praktika. Tai yra per 3 energetinius centrus einantis kvėpavimas, kuris yra vedamas mano pačios meilės savo programoje ir mes einame per 3 centrus. Tai yra gimdą, širdį ir sąmonės centrą. Vadinasi, kada mes leidžiam savo, skiriam savo bent 30 minučių, vieną kartą per savaitę, kad ir kartą per mėnesį, aktyvizuoti savo skirtingus kūnus. Tai ne tik fizinis kūnas, mes turim ir savo emocijas, mes turim savo mentalinę sistemą, įsitikinimus, mes turim savo, reiškiasi, dvasinę sistemą, taip, ir visa tai turi būti subalansuota. Jeigu mes to nedarome patys, gyvenimas daro tai su mumis ir kas vyksta, dažniausiai mūsų hormonai, mūsų nervinė sistema išsicentralizuoja. Mums reikia sugrąžinti į harmoniją, taip, ir sugrąžinimas vyksta vėlgi per psichosomatinę praktiką, kuri yra kvėpavimas, judėjimas, specialus judėjimas ir stabilizavimas visų šių kūnų. Praktika yra nesudėtinga, pakankamai linksma ir atnešanti daug gausos ir sultingumo, nes labai gera muzika ir mes tai darom kartu. Dėl to, jeigu tau įdomu prisiliesti prie hormonų ir nervinės sistemos balanso, ši praktika tiesiog gali nuraminti visą tavo sukauptą, sakykime, suirzimą. Tai atsakant, Vytautai, į tavo klausimą, gal nori padovanoti moteriai, savo moteriai ar savo dukroms, ar tai, ką pažįsti, kažką, kas įkvepia joms tobulinti save, be didelių išorinių, sakykime, instrumentų. Tai yra įkvėpimas savo būti savimi. Ta daro Meilei savo programa. Ir šią savaitę mes kaip tik turim nuostabią nuolaidą kiekvienai moteriai įsigyti šią programą su 88 € nuolaida. Taigi, Vytautai, kiek galima atjauskit moteris ir įkvėpkit jas susidomėti savimi. Tai, ką gali padaryti kiekvienas vyras. Ir tuomet, kuomet moteris pradeda domėtis ir užsiimti savim, tuomet jau nėra ribų mūsų jaunystėje, mūsų grožiui, mūsų švytėjimui ir mūsų nesibaigiančiam energijos resursui. Na ką, koks dar klausimas mūsų laukia? Jeigu turit klausimų, rašykit. Mes turime dar keletą klausimų. Vienas iš jų yra Ingridos. Ką daryti neištikimybės tema, kuomet įsimylėjau susituokusi vyrą ir negaliu paleisti jo, o jis negali paleisti manęs ir savo šeimos. Taigi, mylima Ingrida, aš tave labai puikiai girdžiu ir žinau, kad ši situacija nėra paprasta tiek, sakykime, šeimai, tiek
tiek tavo partneriui, kuris turi abipusius santykius, tiek tau. Tai yra, sakykime, prisirišimo sistema, kuri rodo, jog šiuo metu yra laikas padirbėti tau su savo limitais. Taip, kaip dažnai mes įsileidžiam į savo kiemą to, ko nenorim ir negalim išprašyti, nes negalim. Taip. Ir visa tai priklauso nuo meilės ir pagarbos savo. Kiekviena moteris, kaip ir vyras, nori gerbti save ir kitą, bet kartais mes norėdami negalim to padaryti. Vadinasi, mes turim pradėti užsiimti, sakykime, savo energijos susirinkimu. Mes įsimylim netinkamus žmonės, mus traukia žmonės, kurie negali mums suteikti meilės ir mes kenčiam nuo to ir taip keldami skausmą kitiems. Vadinasi, kuomet mes sugrįžtam į save, ir čia šitoj vietoj vėlgi viena iš galingiausių praktikų, kaip aš sakau, generalinė tvarka, tai yra 7 energetinių centrų prasivalymas, tam, kad mes suvoktume, kad mūsų energetinis centras pritraukinėja, sakykime, netinkamą informaciją ir nesuteikia mums džiaugsmo, bet suteikia daugiau suvokimo, kad mes turim valytis, kad mes turim tvarkyti savo energetinį lauką tam, kad galėtume būti stipresnės ir tam, kad galėtume būti švaresnės, pritraukiančios, tinkamesnę informaciją savo ryšiui su, sakykime, mylimuoju partneriu. Todėl šitoje vietoje, aš sakyčiau, mylima Ingrida, neskubėk nieko daryti, nes per prievartą darant mes sužalojam save ir kitus, bet pradėk nuo savęs, pradėk valyti savo energetinį lauką, pradėk vis labiau skirti meilę savo, pradėk eiti į meditacijas. Jeigu tau patinka meilė savo programa, apie kurią šiandieną kalbu, gali eiti į sakykime, gausos, savivertės meditaciją, kur tu sukaupsi savo energijos rautą ir tiesiog padėsi savo po valymosi susijungti su savimi ir suvokti, kad saviverčiai, augant savivertei, didėja sprendimo ir matymo laukas, kaip mes galim pažiūrėti į, sakykime, situaciją, kuri šiuo metu tave moko augti ir stiprėti. Ir labai įdomu, jog aš gavau sekantį klausimą iš visiškai kitos moters, kuri klausė to pačio, bet iš kitos pusės. Kaip išgyventi vyro neištikimybę šeimoje, kurio negaliu palikti dėl vaikų. Taip? Ir tai yra momentas, kuomet mes kalbame apie savo erdvę, apie savivertę, apie momentą, kuris atėjo mums parodyti, kurioje vietoje mes esame, galbūt apleidę save per metus arba nustumę save į paskutinę vietą arba neturėdamos laiko į save pažiūrėti. Gyvenimas mums atneša informaciją, kad atėjo laikas pažiūrėti į save, atėjo laikas pažiūrėti į savo energetinį lauką, atėjo laikas skirti dėmesio ir meilės savo. Ir meilė savo tai ne tik pedikiūrai ir manikiūrai, kad ir kaip mes mylėtume save moterys ir puoselėtume savo grožį, tai yra energija. Mes turim ją susigrąžinti, mes turim savęs atsiprašyti, mes turim susijungti su ta gausa, su ta energetinė jėga, apie kurią aš kalbėjau per gimdą, taip, ir tai yra visa meilė savo, sakykime, informacija ir praktikos instrumentai grąžinti save į savo fizinį kūną, valyti savo emocijas, atidarinėti savo dvasinį lauką ir stiprinti savo fizinę energiją. Tik taip mes galime kurti ir perkurti savo gyvenimą. Na ką, aš noriu išgirsti iš jūsų, ar kyla dar kokių klausimų, ar yra kokios nors informacijos, kol aš žiūriuosi į klausimus. Noriu žinoti ir išgirsti, kaip jums sekasi ir kaip jūs gyvenat. Jeigu yra kokių klausimų, būtinai užduokite arba rašykite mums komentaruose, mielai atsakysiu, bet pirmas dalykas ir visada paskutinis, tai yra bet kokį atsakymą į bet kokį gyvenimo klausimą mes galime imti spręsti pradedant nuo savęs. Kuomet mes suvokiam tą galią, kuri yra ne kaltės jausmas, ne priekaišto jausmas, ne pykčio jausmas, ne nusivylimo jausmas, bet atjautos savo žmogiškam aš ir suvokimui, kad mes mokomės vairuoti šitą instrumentą, kuris vadinasi fizinis kūnas,
emocijos, mintys, taip, patirtys, kurias mes po truputėlį turim laisvinti. Vadinasi, kada mes su šia kantrybė žiūrime į savo gyvenimą iš aukštesnės savęs apimties, kuri yra didesnė, ta vadinama dieviška, moteriška energija, tada mes viskam randam kantrybės, viskam randam atjautos ir supratimo ir pradedam visada nuo savęs. Prisiminkit paprastą pavyzdį. Jūs stovite ir žiūrite į veidrodį. Mes negalime kaltinti veidrodžio, kuris mums rodo tik atspindį. Mes galime prisimti atsakomybę ir pradėti nuo to, kas žiūri į tą veidrodį. To nepamirškim, nes tame yra didžiulė išmintis kūrėjo, gyvenimo kūrybos. Taip. Paskutinis klausimas. Rita rašo, labas vakaras. Kaip dažnai galima daryti praktikas? Ar kelias praktikas galima atlikti per vieną dieną? Mylima Rita, ačiū už tavo klausimą. Jeigu jūs darote vieną iš praktikų, kuri gali būti generalinė tvarka 7 energetinių centrų, tai yra susijusi su kvėpavimo, sekančią praktiką aš rekomenduoju daryti, kuri yra arba meditacija, arba praktika raštu, kuri yra vyriškos, moteriškos energijos, sakykime, stabilizavimas. Taip. Jeigu jūs darote nervinės sistemos ir hormonų centralizacinę praktiką, kuri yra judėjimo ir kvėpavimo praktika, sekančią praktiką darykite, jeigu norite daryti 2 per dieną, ramesnę. Taip. Kūno prabudinimo praktiką galite daryti nors kiekvieną dieną. Jinai yra tokia galinga, kad ji niekada nepakenks, jinai tik tai sukels ir aktyvizuos jūsų jaunystės vibraciją. Ačiū Rita už klausimą. Rašykite tos, kurios turite, sakykime, programą, tos, kurios norite įsigyti programą. Mes turime būtent šiai savaitai, visai mūsų moterų dienos savaitai, mes turime 88 eurų nuolaidą ir norim tik priminti, kad ši nuolaida yra tik tai mūsų meilė ir pagarba jums už tai, kad domitės, kad einate, kad klausėte, kad norite augti ir pagaliau norite būti atsakingos už buvimą moterimi ir laisvinimą, kaip sakoma, savo šaknų, kurios yra šeima, yra tavo grožis, tavo pasirinkimai, tavo mama, močiutė, tavo dukros ir, aišku, tu. Geros jums likusios dienos, tai yra vakaro. Ačiū už jūsų buvimą čia ir dabar gyvai ir ačiū už jūsų klausimą vėliau, kuomet prisijungsite prie šio įrašo. Susitiksime Meilės savo programoje arba tolimesniuose susitikimuose gyvai Lietuvoje. Beje, mes turime paskutinės 3 galimybės susimatyti gyvai Lietuvoje, tai yra kovo 29 dieną. Aš atvykstu į Lietuvą kartu su visa Naubijų komanda. Ir noriu priminti, kad mes turim paskutinės 3 vietas susitikti gyvai Birštone moterų lyderių susitikime. Tai yra moterys lyderis pasiema pauzę. Tai šios dienos susitikime mes nersime giliai į būtent instrumentų integraciją į tavo gyvenimą. Jeigu tau įdomu, susisiek su mumis, Eglė persius nuorodą ir aišku, būtinai susimatykime jau ir Lietuvoje gyvai. Iki pasimatymo, gero vakaro ir ačiū visoms.